Sveiki, esu Eugenijus Mačiukas ir šiandien jums papasakosiu apie klasikinius stogus. Yra du tipai klasikinių stogų – užspaudžiamas ir užvalsuojamas. Taip atrodo užspaudžiamas klasikinis stogas. Šita jo dalis sukasi medvaržčiais į grėbėstus. Tada ateina kitas lakštas, kuris ant viršaus užsisega. Taip susimontuoja ir visi lakštai, ir visas stogas. Paprastai ir greitai. Taip atrodo užvalsuojamas klasikinis profilis. Jisai prie grėbėstų nesisuka. Užsidėjus ant lentų, ant šitos vietos dedasi specialus laikiklis, kuris prisisuka prie grėbėstų. Tada ateina kitas lakštas. Ir dabar telieka juos suvalsuoti. Valsuojamas specialiom replėm. Jos atrodo šitaip. Mes jas duodam klientams, kurie iš mūsų perka stogus. O po valsiavimo siūlė atrodo štai taip. Kuris stogas yra geresnis? Man asmeniškai labiau patinka užvalsuojamas stogas, dėl to, kad jo išardyti jau neįmanoma. Bet šiam stogui montuoti reikalingi meistrai, kurie turėtų patirties. Bet kas tokio stogo nesumontuos. Vakar išgirdau klausimą, ar valsuojant šią siūlę neatsiranda mikro įtrūkimai, dėl kurių gali atsirasti korozija ant skardos. Atsakau, ne. Dėl to, kad naudojama speciali skarda, kuri ir yra tam skirta. Tiek apie klasikinius stogus. Jeigu bus daugiau klausimų, kreipkitės, su malonumu padėsiu.